Visų pirma, labai sveikinu visus ir visas su artėjančia mokytojo ir mokytojas diena. Ir šiaip mokytojo diena tai yra kiekviena diena. Ir kai man sako, kad čia reikia labai kažkaip, apie tą mokytoją daugiau galvoti, aš visada sakau, bet, viskas yra mūsų šiaip jau galvoje. Jeigu mes kiekvieną dieną galvojame, kad šita profesija yra pati nuostabiausia ir tą žinutę siunčiame visiems kitiems, tai taip ir yra. Ir man nuostabiausias dalykas, kad šiandien aš žiūrėjau, kokias aš žinutės gaunu ir daugiausiai gavau, kad dėl tavęs pasirinkau arba grįžau į profesiją. Tai net ne mane sveikina, o džiaugiasi, kad grįžo į profesiją. Tai aš galvoju, bet čia ir yra didžiausias apdovanojimas šiaip mums mokytojams, ar ne? Kai kažkas dėl mūsų ateina, pasirenka, grįžta arba lieka šitoje profesijoje. Tai dar kartelį tikiuosi, kad jūs irgi turite tokių žmonių, skaičiuojate jų daug, o patys fainiausi tai yra tie ir pati mano nuostabiausia šios dienos žinutė buvo vienos mūsų mokinės, kuri pasakė, aš labai svarstau būti mokytoja ir didelė dalimi, tai būtent dėl mokyklos ir dėl mokytojų, kuriuos čia sutikau. Tai man atrodo, kad nereikia nieko, jokios reklamos, nes reklama nepaskatins būti mokytoju. O kas tave paskatina, tai tie mokytojai, kurie tave pasitinka kiekvieną mielą dieną. Tai dar kartelį sveikinu jūs, nes dauguma mokytojų yra mokytojais dėl jūsų. Tai va, o šiaip matomas ir nematomas, ar ne, tas tvarumas. Ir aš pati tai esu, didžiulė fanė ir mylėtoja nematomo. Tai dėl to turbūt ir daugiau apie jį kalbėsiu. Bet, svarbus yra ir matomas. Matomas tai didelė dalimi yra ir tai, kas yra apčiuopiama. Ką mes galime matyti, ką mes galime pačiupinėti, ar ne? Ir iš tiesų, jau stengiantis būti visiškai objektyve, tai galiu pasakyti, kad abu yra svarbus. Abu svarbus, kuriant tą atsakingą ir sąmoningą aplinką ateinančioms kartoms. Ar ne? Tai matomas, aš visą laiką pamirštu su skaidrėmis dirbti, bet matomas ar ne, tai kaip suprantate, yra būtent tai, kas yra lengviau apčiuopiama, lengviau pamatome, ką mes galime įvardinti, skaičiais parodyti, nuotraukose parodyti ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Tai čia yra energiją taupantis pastatai, yra rūšiavimo programos bei iniciatyvos, vandens, elektros energijos taupina, žalių erdvių kūrimas, visa tai, ką mes galime parodyti, ar ne? Tuo tarpu nematomas, jis švietime ir yra toks svarbus ir realiai padaromas, ar ne? Nes tai yra tai, ką mes darome per pamokas, tai, ką mes darome per išvykas, tai, ką mes kalbame su vaikais net per tas pamokas, kurios atrodo kaip ir nieko bendro neturi su tvarumu, bet mes juk puikiai žinome, kad jeigu nori, viską galima taip sudėlioti ir bet kokią žinutę galime nusiųsti, ar ne? Ir tai daro kultūrinę įtaką, kuri padeda formuoti vertybės, kuri padeda, integruoti tai, kas yra mums svarbu į tas didžiasias temas, kurios po to labai gražiai išsiskleidžia per visą kitą. Nes pavyzdžiui, kalbėdami apie klimatą, mes galime kalbėti apie klimato kaitą, ar ne? Čia toks labai paprastas pavyzdys, bet, ar mokykloje apskritai su vaikais kalbame apie vartojimo ribojimą? Kaip mes su jais kalbame? Ar tada, kai mes darome projektus su vaikais, ar mes visada jiems pasiūlome daryti ir kažką tvarumo tema? Nes visada klasėje bus kažkas, kam tai yra svarbu ir kas tuo dega. Ir kai jie atsistos ir pasakos, tu kitaip girdi, kai šneka tavo bendramžis, kuris tuo dega ir tą daro, negu tai, kur ten atėjo kažkas papasakoti, ar ne? Tai visada yra tas artimas ryšys su tuo, ką aš darau, visada ir žmonėmis yra labiau paveikus, nes mes, jau dabar yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kas mums veikia labiausiai. Mums reikia istorijos, mums reikia pasakojimai. Jeigu kažkas atsistoja ir pasako, aš tą darau ir man tai yra svarbu, mes tą visai kitaip išgirstame, negu kad tiesiog kažkas ateina ir pasako, tai turėtų būti svarbu. Ir kadangi geriausia yra papasakojama per istorijas ir per konkrečius pavyzdžius, tai aš noriu pasidalinti, ką mes darome Karalienės Mortos mokykloje ir ką jau esame padarę. Ir apčiuopiamo,
ir neapčiuopiamo, ir galbūt jūs jau tą darote, galbūt jūsų mokykla yra irgi panašius sprendimus pasirinkę, bet jeigu nepasirinkote kažkokių tokių, gal tai jūs užves ant kelio. Nes pavyzdžiui, aš iš konferencijų dažniausiai parsivežu ne ką daryti, o dažniausiai parsivežu, kad, sakė tai, mes turime jau tą, juos du susiejus, galime padaryti tą. Ir būtent tai yra tarsi tramplinas atsispirti ir daryti kažką jau patiems. Tai, visų pirma, ką mes pradėjome, tai nuo 22 metų pradžios atlikta investicija į saulės energiją, ar ne, kuri mums leidžia sutaupyti, taip sakant, pasigaminti savo elektros apie 20% poreikio. Ir jeigu jūs manote, kad aš mintinai tą žinau, tai nežinau, aš klausiau savo žmonių, dėl to ir turiu pasižiūrėti, kiek jie čia sutaupė, ar ne. Bet investicija atlikta, ar ne, mes siekime kaip ir labiau trumpalaikio rezultato, pažiūrėsime, kaip bus. Bet iš tiesų per 2 metus jau mums yra atsipirkusi investicija. Per vos 2 metus. Tai kaip jūs matote, ar ne, mūsų mokykla turi labai daug stogo, mes tik tai, vieną kampą. Dabar galvojame, kad reikia ir visus kitus kampus. Nes iš tiesų patys pamatėme, patys pačiupinėjome, kad tai yra tikrai labai verta. Ką dar turime? Turime rekuperacijos sistemą. Čia šitas labai didelis agregatas, tai yra būtent rekuperacijos sistema, taip kaip patalpų vėdinimas yra programuojamas, ar ne? Ir išjungiamas ne darbo, švenčių metu ir taip toliau ir panašiai. Ir kadangi mes iš karto, ne iš karto, pradžioje neįdėgėme, to tokio, kur nuotoliniu vos nebūdu gali viską valdyti, kaip viskas tame pastate veikia. Nes ten ir pagal anglies monoksido kiekį yra matuojama, tai kiek ten reikia tos rekuperacijos paleisti. Žodžiu, žiauriai išmanu. Bet kas atsitinka, tai kad, tai vėlgi mokykloje padaro, kad visą laiką yra palaikoma ta tokia sistema, kokia turi būti ir kokia turi būti geriausiai. Tai pavyzdžiui, pasibaigus pamokoms mes galime išjungti, mes galime mažinti, tai jeigu kas nors dieksite rekuperaciją, tai žiauriai rekomenduoju iš karto visą tą smart sistemą pasiorganizuoti. Dėl to, kad mes labai pamatėme skirtumą iš karto ir sutaupimo, ir šiaip. Kodėl to nedaryti, jeigu galim tą padaryti? Tai tikrai yra labai labai verta. Tai čia yra tie matomi dalykai, kaip matote, jie labai gerai matomi yra ir net iš toli, kas tas blynas ant stogo, ar ne? Tai va, kiti dalykai, kurie yra matomi, tai čia, kadangi su vaikais visada kalbėdavom, tai galvom reikia iš karto ir padaryti, kad vandens maišytuvus visus iš karto padarėme sensorinius. Ir iš karto nustatėme, tiek, kiek ten pagal visas normas turi trukti tas vandens bėgimas, tai tiek jis turi bėgti, ar ne? Ir tada jisai sustoja. Per tiek laiko maždaug, ar vaikas, ar suaugęs turi sėkmingai nusiplauti rankutes, ar ne? Ir kad niekada neatsitiktų taip, kad ateiname į erdvę ir ten bėga vanduo. Bet to, kad su vaikais kalbame ir lygiai taip pat net paskaičiavome, realiai paskaičiavome, kas yra geriau. Nes, sklandė ir viešoje erdvėje, kad kartais popieriniai rankšluosčiai yra geriau negu vėjeliai ir taip toliau ir panašiai. Tai vėjelis vėjeliui nelygų pasirodo, ar ne? Tai iš tiesų, ieškojome tokių sprendimų jau statydami mokyklą, kad iš tiesų būtų tvariausia. Ir tikrai galima, jeigu norėsite, parašykite, mums pasidalinsime. Kitą dalyką, ką padarėme, tai mokyklos vidaus erdvių apšvietimą. Irgi padarėme programuojamą. Tai dienos eigoje, automatiškai mažinamas apšvietimas. Čia irgi reikėjo pasitikrinti, kas 30%, kol išsijungia automatiškai. Ar ne? Ir taip pat išvengėme palikto apšvietimo per naktį, dėl to, kad, tarkim, nuo 8 iki 15:30 yra 100% apšvietimas, nuo 15:30 iki 18 jau veikia tik tai, kas trečias šviestuvas, o galiausiai išsijungia visai. Tai vėl pagal tas erdves, kuriuose mes būnam, kiek mes būnam, kaip viskas veikia, tai taip ir veikia. Ir kas man šiaip smagiausia yra, tai, kad irgi, kai kalbėjome apie tuos visus šviestuvus, tai tikrai pigesni yra tie biuro mėlyni apšvietimai. Jie tokia melsva šviesa, tokia šviesa šviečia. Bet aš buvau skaičiusi ne vieną mokslinį straipsnį apie tai, kad kai kalbame apie emocinę ir psichologinę sveikatą, tai būtent turi būti ta šilta šviesa, imituojanti saulės šviesą. Ir aš pati prisimenu, kaip sėdėjome su architekte ir jinai sako, bet niekur to nereikalauja. Ir aš sakau, nebedarom.
Dėl to, kad, iš tiesų bus daug jaukiau, bus visiems daug smagiau, bus geriau dirbti mokytam, kai geriau dirbti mokytam, jie labiau šypsosi, bet to šiandien yra šypsenos diena, rytoj mokyta, bet šiandien šypsenos diena. Ir jie daugiau šypsosi, kai jie daugiau šypsosi, vaikai jau mažiau bijo ir daugiau irgi šypsosi. Na ir tada tėvai daugiau šypsosi, žodžiu. Tai psichologinė sveikata tikrai yra irgi lygiai taip pat svarbu. Tai nors tai atrodys per visus galus brangiau, bet tikrai verta investuoti, nes iš karto pajautina tą jaukumą patalpų apšvietimo. Ir Skandinavijoje atlikti tyrimai rodo, kad tose patalpose, kur yra šviesa geltona, o ne mėlyna, yra geresnė emocinė sveikata tose darbovietėse. Kitas dalykas, ką mes padarėme, irgi mes mokykloje turime miesto sodą arba urban garden, kaip mes vadiname, ir mokiniai įrengia ir prižiūri mokyklos daržą. Mes čia darome bendradarbiaudami su Junior Achievement, nes nuo 1 iki 12 klasės turime ekonomikos ir verslumo programą ir vaikai augina viską, parduoda viską, investuoja. Tai mūsų jau net pradinukai žino, turi savo pelno nuostolio ataskaitą ir viską puikiausiai supranta. Bet kas yra, tai yra labai gerai, kad tai skatina ir tą aplinkosaugos sąmoningumą, praktinius įgūdžius, ar ne, ir moko, kas yra svarbu. Tai žinokit, o vištos labai veikia kaip ir gera terapinė, neturim vištų čia nuotraukoje, bet labai gera terapinė priemonė. Labai kai kurie mėgsta vištas tiesiog nueiti, su jom pabūti, jas paglostyti, palaikyti, gaudyti, kaip pabėga, irgi yra labai populiaru. Ir nekalbant apie, vabzdžių viešbučius ir visą kitą, ką ir patys vaikai sugalvoja dabar, pavyzdžiui, iš uždirbto pelno, jie investuos į šiltnamį. Nes investavo į 1 metų pelną, investavo į šiltnamį, kurį 2 dieną nupūtė. Ir tada suprato, kad kartais verta netaupyti, o pataupyti ilgiau ir investuoti į nenupučiamą šiltnamį. Tai kaip sakant, kai kurie mes tą suprantam, kai mum kem, jie jau tą žino, kai jam 10, ar ne? Ką dar darome? Dar darome įvairias aplinkos tvarkymo akcijas. Prisijungėme prie gamtosauginių mokyklų tinklo, ta EcoSchool mokyklų tinklas. Tai čia daugiau, kad apskritai sistemizuotume viską tai, ką mes darome mokykloje, ar ne? Kad daug kalbame su mokiniais apie tvarumą, apie, kokie tie žingsniai yra, turime komitetą, turime mokytojus atsakingus ir visa kita. Tai pavyzdžiui, šiais metais netgi turime komandą, kuri yra atsakinga už tvarių pokyčių įgyvendinimą, o ta komanda, tai yra visų pirma vaikai, ar ne, mokiniai. Tai grįžtant prie tų tvarkymo aplinkos, vištos, grįžtant prie aplinkos tvarkymo akcijų, ar ne, tai dalyvaujame, rūšiuojame visur atliekas, nepanaudoto maisto irgi neišmetame, su nepanaudotu maistu, pradedant nuo vištų, baigiant ūkininkais, ar ne, su kuriais mes esame sutarę ir maitina gyvulius. O dalis tą mūsų urban garden. Ir per pietus pavakarius mes irgi nuo pat, net ne nuo mokyklos, o nuo iki mokyklinukų darome taip, kad vaikas įsideda pats maistą. Kad jam ne įdedamas ir paduodamas, o jisai visada įsideda pats, ar ne? Ir čia yra geroji ir Skandinavijos praktika, ir iš tiesų daugybė Europos valstybių daro taip, kad vaikas ateina pats, nes jau pradedant nuo akies rankos koordinacijos, kur pats turi nekšti lėkštę, ir tai yra labai svarbus įgūdis iki mokyklinėme amžiuje, iki to, kad jisai pradeda suprasti, koks jisai alkanas yra, ką jisai mėgsta, ko nemėgsta, o ne tiesiog į save kemša viską, ar ne? Kitas yra Mortos gerumo projektas. Šituo tai mes nepaprastai didžiuojamės, jisai yra mūsų Kauno mokykloje ir jisai apima visas tvarumo temas. Jam vadovauja ir su juo labai daug nuostabių iniciatyvų turi mokyklos tėvai. Tai čia irgi tėvai gali būti labai traukiami ir jeigu yra iniciatyvių tėvų, tai žinokite, absoliučiai stebuklingi dalykai. Ką dar darome? Vandens irgi mūsų visi vaikai atsineša gertuves. Mes turime prieigą prie vandens, ar ne? Mūsų miestuose vanduo tikrai yra geriamas, tikrai puikus, nenaudojame plastiko, vaikai nešasi gertuves kiekvieną dieną, parsineša jas namo. Tai yra ir yra užkandžių dėžutės. Užkandžių dėžutėse vaikai atsineša užkandėlės ir jeigu kažką nori, ir mes turime vaikai, kurie jau tapę yra užkandžių dėžučių policija. Jie visada kontroliuoja, kas yra, nes nuolat šnekame su vaikais, koks maistas yra sveikas, kokį galima atsinešti, ar ne? Tai vaikai visada nužiūri, ką kiti atsineša ir mums net nereikia sakyti, kam tu šitas atsineši.
panašiai, ar ne? Patys vienas kitą kontroliuoja ir diskutuoja. Ką dar turime, tai turime uniformas, ar ne? Turime uniformas ir iš tiesų kalbame daug apie tai ir galiu jums net pasakyti, kad kartais mūsų mokiniai, kurie išvažiuoja mokytis kažkur kitur ir ypač, jeigu ne Lietuvoje ir ten nėra uniformų, tai dažnai sako, bet žinokit, aš taip nekenčiau tos uniformos, kai buvau mokykloje, o dabar galvoju, kaip norėčiau, kad ji būtų. Ne visi, bet tikrai yra taip sakančių. Bet su uniformom, kas yra labai labai smagu, tai kad mes organizuojame jų perdavimus, mes turime tėvų čiatus, mes turime tėvų įvairias grupės, kur tos uniformos tikrai ne vienam, ne dviem ir ne trim ir kartais net ne keturiem vaikam atitarnauja, nes ir dalinasi, ir perparduoda ir taip toliau ir panašiai, nes turime netgi mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje turgelius uniformų ir vadiname Karalienės Mortos spintą, ar ne? Turime ir radinius, kurį irgi neišmetame, kaip matote, labai daug uniformų, tai jos po to atsiranda ten, kur galima pasidalinti, tiesiog ateiti ir pasiimti uniformą, bet jeigu ir šių mūgių metu nepasima, tai irgi, aukojame tada labdarai, ar ne? Vežame į centrus, turime sutartis ir daro dažniausiai patys vaikai. Patys vaikai irgi tą patį daro. Ir aišku, tą dalinimosi kultūrą mes turime ir tarp padalinių. Pas mus mokytojai savo vidiniuose čiatuose, tose grupėse visada susirašo, kad mes turime tą, tarkim, ten jau mūsų klasėje yra labai daug knygų, gal kas nors norėtų. Ir tada visi visada dalinasi tokiais dalykais, nuolat sukasi. Ten netgi mūsų sodelėje, tai pavyzdžiui, parašo, mes turime lėlių namą, kuris jau nusibodo, gal kažkas turite didelį garažą. Ir tada greitai viskas susikeičia. Nereikia pirkti absoliučiai taip, kad mano sodelėje būtų ir lėlių namas, ir garažas, jie stovi sandėlyje. Tai tiesiog įsukti tą dalinimosi kultūrą yra nepaprastai svarbu. Mes taip pat rengiame šventes tvarumo klausimais ir, ypatingai svarbu tai, kad, kai rengiame šventes, mes perkame rekvizitus ir irgi turime sąrašus rekvizitų, tų vadinamųjų, kur irgi visi gali dalintis. Tai viskas yra prisegama, perdirbama, nėra taip, kad priklijuojame ir užrašome, kad va čia šitie metai ir tokia šventė. Ne, tu nuimi ir tada gali klijuoti naujus ir absoliučiai apie viską taip darome. Ir su mokiniais daug kalbame tvarumo tema ir jei vykdomas projektas, ar keliamas kažkoks klausimas, ar spausdinti plakatus, ar dar kažką, tai irgi su vaikais, nuolat peršnekame, ar negalime to padaryti iš to, ką jau turime. Ar, pavyzdžiui, pernai metų šventės dalykų kažkiek tai paturbinę, patvykinę, pakeitę truputuką, negalėtume pakeisti ir tai būtų efektyvu ir tvaru. Su mokytojais nuolat kalbame apie spausdinimą, va čia tiesiog yra mūsų visų prie spausdinimo centrų, visur yra užklijuoti šitie ženklai. Dirbame su tai, kad popierius būtų naudojamas antrą kartą, tai visų šitų lapų anoje pusėje jau yra kažkas atspausdinta, bet tai nėra konfidenciali informacija, atnešam, sudedam ir jeigu šiaip vaikams reikia kažkokiem darbam, visada yra naudojamas šitas popierius, mūsų visa absoliučiai komunikacija yra skaitmeninė. Mes esam visiškai atsitraukę nuo popieriaus, OneNote'as, SharePoint'as ir taip toliau ir panašiai, pas mus yra viskas naudojama, mes esame visiškai, parsidavę Microsoft'ui, bet viskas absoliučiai yra Microsoft'o ir mes, ir mokytojais apmokom ir viską darom, popieriaus realiai nebėra. Ir tėvam laiškai, netgi susitikimai daugelis yra keliama į online, kad, jeigu tėvai nenori ar negali atvažiuoti, tai visada sudarome sąlygą susitikti elektroninėje erdvėje. Ir lygiai taip pat su automobiliais. Mes kviečiame ir sudarome sąlygas tėvam kooperuotis vežant vaikus į mokyklą. Tai pas mus carpoolingas tikrai veikia. Mes skatiname mokinius į mokyklą atvykti dviračiais ir tikrai daug atvyksta, nes turime didelę dviračių saugyklą viduje. Taip pat kiekvienais metais turime dieną be automobilio, kur netgi vadovai išeina ir žiūri, kaip kiekvienas atvažiavo ir sveikinam visus, kurie atvažiavo ne automobiliu, ten kokia ta transporto priemonė bebūtų, o dabar jau įrengiame prie mokyklos ir elektromobiliams statyti stoteles. Ir va čia irgi yra mūsų vaikai laimėjo per Junior Achievement, vėlgi pernaudojimo tema, ar ne? Mūsų vienas mokyklos aštuntokas, jisai netgi ir organizuoja dirbtuves, kuriuose prašo mokinių atnešti neveikiančią techniką, ją ištaiso,
išardo, taiso ir 3 aštuntokai nuo praėjusių metų irgi turi projektą, kur ją perdažo, apipavidalina ir prikelia naujam gyvenimui ir taip toliau. Mes netgi vykome, mūsų viena komanda buvo atrinkta vykti į Innovation Summit Atėnuose, čia jau buvo gimnazistai 9-okai ir jų tvari mada buvo tema ir jie pristatinėjo ir tai buvo netgi tame Innovation Summit vienas populiariausių pranešimų, nes į tas dirbtuves labai daug ėjo. Tai po to mums organizatoriai pasakė, kad tikrai daug. Ką dar mes su mokiniais turime? Tai mes su mokiniais turime debatus mokykloje ir visą laiką sukasi debatų tema, kad viena iš jų yra susijusi su tvarumu. Na tai pavyzdžiui, ten tokios temos kaip This House believes that governments should impose heavy penalties on companies that fail to adhere to environmental regulations. Ar ne? Arba tokia tema, kad This House supports the implementation of a global carbon tax. Ar ne? Tai visą laiką vaikai gauna tokias temas, kuriomis jie turi diskutuoti, debatuoti ir ginti, ar ne? Anglų kalba dėl to, kad pas mus jau gimnazijoje debatai vyksta tik tai anglų kalba. Netgi jau ir pagrindinėje iš esmės tik anglų kalba. Tai kaip matote, ar ne? Yra matomo ir mažiau matomo tvarumo pavyzdžiai, kur yra įvairios iniciatyvos. Kiekviena iniciatyva, iš tiesų kiekviena iniciatyva papildo pačią tą sistemą, ar ne, kuri atsiranda mokykloje ir papildo visumą. Ir tada ta aplinka pradeda veikti, nes aplinka veikia tik tada, patikėkite, tik tada, kai jinai yra holistinė, o ne fragmentuota. Jeigu projekčiukas čia, geriau negu nieko, bet sakyčiau, stiprus dvejetas. Ar ne? Bet jeigu yra labai daug iniciatyvų ir jos persipina ir jos kartojasi, tai vieną žmogų tu pasieksi per vieną iniciatyvą, kitą per kitą. Na, kapsi. Ar ne? Mes turime gerą tokį, kaip sakant, posakį, ar ne? Lašas po lašą ir akmenį pratašo, ar ne? Man paprastai nesiseka su šitais pasakys, aš vis prikuriu ko nors. Tai šį kartą atrodo pavyko. Tai tikrai tas lašas po lašo yra labai svarbus, bet turi lašėti nuolat. Tai jeigu mes iš krano stengiamės, kad niekada nelašėtų, tai šita tema stengiamės užtikrinti, kad lašėtų nuolat. Nes tik būtent tas atsakingumas, ne konkrečią dieną, ne kažkokią eko savaitę, o kiekvieną mielą dieną apie tai sąmoningai galvojant ir atneša vaisius. Nes tai tampa įsisąmoninta būtimi. Tu tampi, lievų, jeigu tu nerušiuoji ar dar kažko nedarai, ar ne? Tai kai manęs klausia, ar mes esame tvari mokykla, man visada būna toks, ar mes esame tvari mokykla? Toks keistas klausimas, nes aš kažkaip nesuprantu, tai jūs kažko daugiau iš manęs norite? Ar jūs norite, kad aš jums Ko jūs iš manęs norite, kai jūs klausite, ar mes tvari mokykla? Dėl to, kad man atrodo, kad 2024 tai jau yra keistas klausimas. Dėl to, kad mes šiandien jau žinome, ar ne, yra tokių, kurie sako, kad nėra. Bet daug žmonių visko sako, ar ne? Žiūrėkime, ką rodo moksliniai tyrimai. Moksliniai tyrimai rodo, kad nebegalime nekalbėti apie tai. Mums nebegali nerūpėti visą tai. Tai reiškia, kad mes turime būti sąmoningi ir daryti viską, kad ir mes pagal savo galimybes maksimaliai keistume savo aplinką ir vaikai augtų tie suprantantis, nes jie, patikėkit, jie jau supranta. Bet mes turime padėti jiem įgyti įrankių, padėti priimti sprendimus ir parodyti, kad ir mums rūpi ir kad tas rūpėjimas yra svarbu. Ar mums visada pavyksta? Ne. Tai aišku, ne. Kai kurios iniciatyvos, kaip ten sako, neperšokęs per griovę, nesakyk op, ar ne? Ir iš tiesų nereikia sakyti op, nes būna šliop. Ar ne? Tai būna iniciatyva šliop. Šliop tai šliop, ar ne? Tai ką? Pakeli save kaip Münchhausenas už kuodo iš to šliop ir eini toliau. Bet daugiau būna op, ar ne? Tai nenuleiskite rankų, jeigu nepavyksta, nenuleiskite rankų, jeigu ne visada pavyksta, dėl to, kad esmė yra dėti nuolatines, tęstines pastangas, kad tai būtų. Nes mes visi norime palikti pasaulį geresnį ir gražesnį, negu radome. Ačiū Jums.